Mūsų laida ir naujienų portalas Delfi nuo šios laidos pradeda stilingiausių metų žmonių rinkimus. Kiekvieną savaitę Delfi lankytojai iš pateiktų skirtingose veiklos srityse žinomų pretendentų sąrašo balsuodami rinks savo favoritus. O jau savaitės pabaigoje mes apdovanosime nugalėtoją specialiu savaitės stilingiausiojo simboliu. Pirmasis aktorių dešimtukas – Ramūnas Rudokas, Vytautas Rumšas, Giedrius Savickas, Adolfas Večerskis, Vytautas Šapranauskas, Marius Jampolskis, Sakalas Uždavinys, Saulius Balandis, Džiugas Siaurusaitis bei Dainius Kazlauskas. Šį kartą stilingiausioje aktoriaus kategorijoje nugalėjo Vytautas Rumšas jaunesnysis. Sveikinu. Šį kartą aktorių kategorijoje tu laimėjai, ar tikėjaisi šio verdikto iš žmonių? Šį kartą, kai laimėjau, aš esu visiškai priblokštas, nes galų gale ne Mantas Jankavičius, jisai dainininkas, teisingai. Aš aktorius laimėjau kažką, wow. Tai iš tikrųjų čia netikėta ir aš negalvojau, kad Lietuvoje yra stilingesnis aktorius negu Kirilas Glušajevas. Bet tai dar nesiskaito, kad tu jau esi pats pagrindinis žmogus šioje nominacijoje, nes ši nominacija ir jos nugalėtojai bus tik tai paskelbti šių metų pabaigoje. Bet šį kartą, kaip ir minėjau, aktorių kategorijoje laimėjai tu. Tai aš tave su tuo ir sveikinu. Man jau to pakanka, mane jau išrinko, aš jau esu išrinktas, man labai didelė garbė. Tai kaip tave ponios myli. Ir dovanoju tau mini dovanėlę. Ačiū tau. Dėkui labai, dėkui, pasimatysim finaluose. Kadangi stilingiausias aktorius jau išrinktas, tad aš norėčiau atkreipti dėmesį į 3 išskirtinius aktorius. Tai yra Dainius Kazlauskas, Vytautas Šapranauskas bei Giedrius Savickas. Vytautą Šapranauską noriu pagirti už jo beprotišką charizmą, kuri yra taip pat stiliaus dalis. Tikiuosi, kad Dainiaus Kazlausko fotografija atitinka jo gyvenimo stilių. Na, o Giedriui norėčiau palinkėti auksinio berniuko įvaizdžio.